Sveiki, pademonstruosiu, kaip galite nukopijuoti Roger pultelį į universalų pultelį suderinimą su šia sistema. Kaip matome, Roger mūsų veikiantis mygtukas yra šis, jisai uždega lemputę. Na ir visų pirma, bandysime kopijuoti šį mygtuką. Kai gaunate tokį pultelį, jisai gali būti, sakykime, užkoduotas, jau jame gali būti kažkoks kodas, tai patikrinti galite tiesiog paspausdami mygtuką. Jeigu paspaudžiate ir ledas dega, reiškia, ten yra kažkoks kodas įrašytas. Prieš kopijavimą tą kodą reikėtų ištrinti. Paspaudžiame du mygtukus A ir B vienu metu. LED sumirksi greitai ir 3 kartus B paspausime. 1, 2, 3. LED pradeda mirksėti greitai, atmintis išsivalė. Na ir tai patikrinti galite tiesiog paspaudę mygtuką, jisai užsidegs ir užges. Kitas mygtukas vėl užsidega ir užgesta. Reiškia, pultelis yra pasiruošęs priimti naują kodą. Galima statyti priekis į priekį, galima nugarą prie nugaros priklausti, kaip jums patogiau. Paspausite tą mygtuką, į kurį norėsite įrašyti kodą. Paspaudžiu šiuo atveju A, sumirksi ir paspaudžiu veikiantį mygtuką. LED užsidegė ir reiškia, kodas yra priimtas. Patikrinkime, turi užsidegti LED lemputė. LED lemputė užsidega. BCD mygtukai kol kas yra dar tušti, galite juos įkopijuoti tą patį mygtuką, kuris atsidarinėja, ir naudoti bet kurį paspaudimą. Vėlgi paspaudžiu B, sumirksi ir spaudžiu mūsų veikiantį mygtuką. LED sumirksėjo keletą kartų ir tada užsidegė tolygia šviesa, kodas priimtas. Patikriname, lemputė užsidega. Gero naudojimo.